Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Atsidengia. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Sveiki, jūs paskambinote? Varpais. Berghoфo paveikslas atsidengia merkinėje. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Sveiki visi, brangus klausytojai, eteryje Meno mokslo centras Merkinė arba kitaip MC Merkinė. Šiandien prie mikrofono esu tik aš, Žygimantas Bružinskas ir aišku legendinis Alytaus, nežinau, radijo ir šiaip turbūt dvasinis lyderis Liudas Ramanauskas. Šiandien studijoje neturim Algimanto Roko Černiausko, kadangi jisai išvykęs į spalvotus užsienius, pas mus tokia pilkuma, kad jis jau nebegalėjo. Tai šiek tiek pasisems spalvų savo tapybai, į šiltesnius kraštus išvyko, tai pamėginsim šiandien be jo pabūti, bet jisai turi savo visą ilgą ir tikrai fantastinį pranešimą, taip pat ir naują kūrinį, kuris visada turi ir tam tikrą politinę, socialinę potekstę. Na, o pradedam 2025 metus ir iš tikrųjų daug laukia jubiliejinių, kaip čia pasakyti, paminėjimų jubiliejinių metų, tai aš čia taip lengva ranka paskaičiavau net septynias tokias minėjimų datas, kurias galima, apie jas tikrai verta kalbėti. Tai aišku, kalbant su partizaniniu pasipriešinimu, tai Liongino Baliukevičiaus Dzūko 100-osios gimimo metinės, 80 metų šiemet sukanka ir 1945 metų gruodį vykdyta Merkinės puolimui, irgi tokiam legendiniam momentui, aišku, kaip be Čiurlionio 150 metų, irgi laukia įvairūs renginiai ir kiti paminėjimai, tarp kitko apie Čiurlionį dar turėsime irgi ką pakalbėti ir Merkinės eglutės tema. Kontekste, ar ne? Taip. Aišku, toks irgi simbolinis momentas, Antanas nori būti ore, pirmojo lėktuvo irgi skrydžių 100 metų, tarp kitko labai irgi įdomus dalykas, fantastinis tarpukario simbolis Lietuvos aviacijoje ir Antanas Gustaitis irgi tikrai nusipelnęs didelio dėmesio, tikėkime, šiemet bus irgi tikrai paminėta šitas svarbi asmenybės, sušaudytas iš tikrųjų Lietuvos, iš esmės sovietų Lietuvos tiesiog aviacijos asmenybės simbolis. Na ir taip pat Motiejus Kazimieras Sarbievijus, irgi 430 metų, toks, sakykime, baroko literatūros genijus ir sukūręs tikrai tam tikrą tokį literatūrinį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pasaulį ir tikrai su juo tiesiogiai susijęs, apie kurį mes dažnai kalbam ir kuris Lietuvoje gal ne taip akcentuotas, bet mums labai svarbus, tai Vladislavas Vaza, kuriam šiemet irgi bus 430 metų. Tai tarp kitko jo sūnų irgi 390 metų pasižiūrėjau, tai tas 25 metų momentas tikrai susijęs su tom reikšmingom asmenybėm ir svarbiom datom. Na ir čia šitie ateinantis metai irgi tokių, sakykime, svarbių projektų pradžia Merkinėje. Mes tos projektus kiekvienais metais kažkokius turim ir vykdom ir dėliojamės, bet apie tai, apie ką mes kalbėjom turbūt jau daug laiko per įvairiausias platformas, tai Vazos namas, gavęs finansavimą.
būtent praėjusiu metu pabaigoje pasitvirtino čia kaip pasakytas finansavimo faktas ir pats bendras projektas maždaug bus 2 milijonų eurų vertės ir šiek tiek daugiau nei 700 000 eurų iš esmės paremia Europos Sąjunga ir kita dalis lieka iš tikrųjų Varėnos rajono savivaldybei. Tai ir pačiai savivaldybei tikrai svarbus toks žingsnis, iš tikrųjų ir atsakingas žingsnis, finansavimo suma nėra tokia maža ir tas pats pačios idėjos vystymas iš tikrųjų krenta ant Merkinės krašto muziejaus pečių, aišku, pačios savivaldybės ir kažkaip pats pastaruoju metu tikrai keliauju po įvairius muziejus iš karto galvodamas natūraliai apie Vazos namo įrengimą, pritaikymą, nes bet kokiu atveju jisai atliks pagrindinę muziejinę funkciją ir tiek praėjusiais metais aplankiau ne vieną ir Italijos muziejų, Čekijos, Lenkijos muziejų, kiekvienas iš jų aišku savitas. Lietuvoje pastebėjau dar tokią kitokią tendenciją, kas yra su irgi naujai atidaromais muziejais ir jų ekspozicijomis. Kartais susidaro, aišku, toks įvaizdis, tikrai skambiai atidaromi tie muziejai, skambios žinutės, bet aš kaip muziejininkas pats visada gilinuosi, kokią tu išeini su kokia žinia iš to muziejaus, kokią tu informaciją gauni, tai pastebėjau, kad yra tam tikra ir ne visai pozityvi tendencija, nes taip, yra pakviečiami įvairių sričių specialistai, kurie dirba ties tuo muziejinės idėjos vystymu, to koncepciją, bet mes kartais iš tikrųjų nusivažiuojam į tokio smagaus dizaino vystymą, tokio malonios vietos pabūti. Žygimantai, ne veltui sakoma, kad oi, buvau muziejuje, žinai, kaip viskas įdomu, šiuolaikiška. Šiuolaikiška. Taip. Ir ką tai sako, ir tu pats pabūni toj vietoj, bet ar tu iš tikrųjų įsineši kažkokią labai aiškę žinią, nes mano įsitikinimo vis tiek muziejus turi turėti tokią pareigą iš tikrųjų suformuoti labai aišku tos vietos vaizdinį, net apibrėžti identitetą, ko mums tikrai trūksta, ypatingai jeigu mes kalbam apie provincijos ir net ne tik provincijos, tai daugelį mūsų miestų, kurie tikrai patyrė didelius tokius sukrėtimus ir karo metais, ir to tęstinumo, šeimų tęstinumo nėra, ir papasakot apie vieną ar kitą vietovę nėra taip paprasta, ir tie muziejai turėtų kažkaip suformuotą miestą, tarkim, jeigu tai yra istorijos muziejus, tokį naratyvą, kuris apibrėžtų tam tikrus labai aiškius punktus, į kur turėtų tai eiti gyvenvietę. Aš sakau, dabar irgi miestai iš tikrųjų yra net ir miesteliai, kaimai dabar pradeda net, sakyčiau, konkuruoti dėl tokios vietos tapatybės, to, kaip čia pasakyti, smagumo toj vietoj būti, ne tik, kad kaip sovietmečių gaudavai kažkokį paskirimą į tą vietą, atvažiuodavai ir gyvendavai. Ta konkurencija dabar nėra tik ekonominė, tai yra ir kultūrinė konkurencija, ir muziejus tikrai yra ta vieta, kuris turi apibrėžti tą vietą, išsikelti tuos tikslus. Ir sakau, tu kartais praeini pro tuos muziejus, nesvarbu, ar jie pasakoja valstybės pasakojimą, ar lokalios istorijos pasakojimą, nu, tu ten pavartai kažkokius rankenėlės, stalčiukus, pasižiūri ten kažkokius simbolinius dalykėlius, pamatai labai tikrai gražų dizainą, ten kažkokius elementus, į kuriuos tikrai instaliuoti, sakau, investuoti tūkstančiai, bet to pasakojimo detalių kartais tikrai pritrūksta ir muziejai neužtenka tik tai būti smagiai vietai, ir dėl to vystant, pavyzdžiui, Vazos namo idėją, tai vis tiek Vladislavas Vaza irgi pareigoja šiek tiek pakelti tą miesto Merkinės pasakojimą į tokį valstybinį, net ir valstybinį miesto pasakojimą ir tą reprezentuoti miesto istoriją. Aš visą laiką pamatau kažkokį pasakojimą, apibrėžimą, tarkim, kaip pavyzdys, ateini į kažkokį muziejų, miestelį ir tu matai, kad ten tarkim, yra pilis, kuri sudeginta kryžiuočių ten tais ir tais metais ir maždaug mes didžiuojamės, kad turim ten piliakalnį pilį ir kažką. Bet kas iš to? Kas tie kryžiuočiai? Kodėl tai iš vis ten pilis atsirado? Tu turi tokius esminius klausimus ir aš kartais tikrai pasigendu tokio platesnio konteksto, tokio plataus iš toli žvilgsnio, kas, kodėl, kaip čia vyksta. Tai
tarkim, tam pačiam Alytui. Nu, čia pavyzdys, va, tarkim, kalbėkime apie kryžiuočių ordiną, tai yra irgi Piliakalnis Alytaus. Ir, nu, visi jį žino, visi mato, bet tas kontekstas labai nėra aiškus. Tai mano toks irgi įsikeltas, pavyzdžiui, dalykas suvokti ordiną ir suvokti tą viduramžių Lietuvą per tą platų kontekstą. Ir vien tu nuvažiavęs, pavyzdžiui, prie kryžiuočio ordino pilies, pamatęs ten kokią nors tipinę, net vadinamą konventinio tipo su vidiniu kiemu pilį, tu suvoki, kad čia mes turėjom reikalą su kažkuo žymiai daugiau ir iš tikrųjų žmogui pateikti tą platų kontekstą, nu, manau, yra labai svarbi misija suvokti tai, kad su kuo mes turėjom 200 metų karą, tai yra su kariuomenė, kuri iš esmės kryžiuočio ordinas galėjo stoti su bet kuria Europos tuo metu kariuomenė ir duoti jai kaulus, užėmus tikrai didelius, na, šitos rytinės Baltijos regiono plotus ir kažkaip Lietuva sugebėjo atsilaikyti tam kontekste. Tai tą žmogui pateikti, tą žinutę perteikti tikrai, nu, nėra paprasta, bet tai įmanoma padaryti. Ir... Žygimantai, vis dėlto norėčiau paklausti, štai tu užsiminėjai apie Vazos namo rekonstrukciją, nemažos sumos, apie 2 milijonai. Kiek laiko prireikė, kad nuo idėjos galbūt ir žinojimo, kad yra toks Vazos namas Merkinėje, iki štai pirmųjų tokių jau konkrečių žingsnių skiriant finansavimą? Kiek prireikė ir tavo, kaip žmogaus, kuriam istorija tai yra kasdieninė duona? Manau, kad jeigu taip, kalbant apie pačią Merkinę, tai matyti 10 metų, nes dar irgi tokios nebuvo pirminės ir galutinės idėjos, kad mes štai keliamės į Vazos namą dar prieš 10 metį, bet viskas jau trunka turbūt apie kokius 5 metus, tai čia dar sakyčiau tikrai sėkmės istorija, iškėlus tą idėją, ambiciją. Bet palinkėti tikrai galėčiau tiem, kurie, na, siekia, tarkim, sutvarkyti kažkokį paveldo objektą, tai nekalbėti apie sienas, tinką ir mūrą. Nes esminis dalykas suvokti tą būtent platų į kontekstą, kokią jis užima reikšmę, ką jis apibūdina tas objektas ir manau, mūsų ta komunikacija įvairialypė tikrai prisidėjo prie to, kad tas iš esmės trumpas laikas leido tą pasiekt dalyką. Tai va, bet sakau, dar laukia keli metai to projekto vystymo, aišku, viskas prasideda nuo rangos, bet kalbant apie tas muziejinės koncepcijas, sakau, na, norisi kažkaip tą mintis nepaversti tiesiog smagios vietos pabūti. Tai turi būti vieta, kurią tu praeitum ir tu, nu, mažiausiai gautum bent kokias 5-6 aiškias žinutes, kas yra Lietuvos valstybė, kas yra ta Merkinė ir kokia tos vietos reikšmė. Ir kas yra tas Vaza. Ir kas yra galų gale tas Vaza, nes čia, nu, daug kas apie tai kalba, mes pajuokaujam. Nu, tikrai tarp istorikų irgi, kad Lietuvos istorija tarsi prasideda 18 metais, bet įvedus tą žmogų į tą platų kontekstą, į tą abiejų tautų respublikos kontekstą, ne tik tą viduramžišką Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, tikrai nusišviečia labai nuostabus toks įvairialypis pasaulis. Ir tu tada pradedi išsivaduoti iš tam tikrų tokių banalybių. Kartais, nu, kažkas gali sigąsti, tikrai neturiu prieš tą nieko, bet tokių tautinių banalybių, arba suniveliavimo, arba regionų suniveliavimo, kaip pavyzdys, visi galvoja, kad Dzūkija yra kažkoks, ne visi sakau, bet taip kažkas iš tolo žvelgiantis, kad ten Dzūkija yra vientisas kažkoks vienas regionas. Tai apie bet kurį regioną, kurį mes kalbame, jie yra sudėtingi, susipynę ir nuo to jie tik tai nuostabesni. Tai manau, kad ta mūsų muziejinė misija ir būtų tokia aiškiai išsigrynintas žinutes. Aš, pavyzdžiui, važiuodamas, keliaudamas po užsienį ir žiūrėdamas net ir tuos modernesnius muziejus, tai pavyzdžiui, pasigendu dabar irgi Lietuvoje kartais jau nuvažiuojama nuo to pasakojimo, kad skirti mažiau dėmesio eksponatui, bet daugiau kažkokiam pasakojimui, bet kai tu to pasakojimo nelabai turi, tada toks gaunasi kažkokia sumaištis ir, sakau, tas užgožia tiesiog vientisas kažkoks gražus tos vietos dizainas. Tai permastymui tikrai bus daug erdvės ir gal neturėsim keliasdešimties žmonių komandos, neturėsime ten daugybę specialistų, bet aš jau pastebėjau, kad mes Merkinėj kažkaip sugebam
kartais su savo tais skirtingais protais, kampais, apmąstymais sukurti tikrai kažką kitoniško. Ir minimaliom, atrodo, Jo. žmogiškom pajėgom, ar ne? Taip. Ir tikrai Vazos namas toks yra, nu, kaip toks, mūsų kaip čia jau yra toks esminis projektas, apie kurį tikrai daug galvosim, daug šnekėsim ir turbūt kiekvienas tas kvadratinis centimetras ir metras to pastato bus apsvarstytas. Aišku, dar ką reikėtų paminėti, mes visai nesenai irgi čia kalbant apie tą Vazos namą, tai pristatė miesto maketą, toks didelis miesto maketas, aš Lietuvoje tokio net nelabai ir esu matęs. Yra Klaipėdos pily toks šiek tiek mažesnis to senojo miesto maketas ir iš tikrųjų Merkiniai. Mane įkvėpė, tarp kitko, tokį maketą padaryti ne Lietuvos pavyzdžiai, Krokuvos miesto muziejus, labai turi spūdingą 17 amžiaus maketą, tai toks interaktyvus, su vizualiu tokiu pasakojimu, tai yra ir projekcijos apšviečiančios, ir garsinis pasakojimas. Mes dabar planuojam jį dar įgarsinti dar iki kokių 6 net skirtingų kalbų, tai tarp jų ir dzūkų kalba, kad būtų ir dzūkiškai, įtraukiant ir, pavyzdžiui, hebrajų kalbą, ir iš Izraelio atvykstantiem, ir aišku, anglų čia net nėra klausimo, ir lenkų kalba, ir kitom. Tai irgi toks labai paprastas, labai aiškus tas miesto pažinimo būdas, tiesiog jį pamatyti iš viršaus, kur kokie pastatai buvo. Čia man pavydo jausmas kyla, Alytus neturi tokio irgi maketo, bet turi karališkos dvasios liekanas, kurios ir tavo dėka, čia irgi gera žinia, praėjusių metų pabaigoje buvo. Taip, tai gruodžio vidurys yra tas laikas, kai aš dar vakar pasitikrinau kultūros paveldo departamento tą kultūros vertybių registrą. Taip, gruodžio viduryje jau buvo visiškai aiškiai įregistruotos Alytaus dvaro to Bravoro liekanos, mūrinio pastato ir tikrai džiugi žinia, kad ta kažkokia kilusi, na, man tai tiesiog skausmingas ta žinia buvo, kad tiesiog planuojama nugriauti tai, kas, iš tikrųjų ir yra tas esminis Alytaus šarmas, nes ir iš kitos pusės, taip ir liečiant tas temas ir tas identiteto, tos klausimus, tai Alytus tikrai turi dabar šansą ir tiesiogiai su verslo pagalba sukurti vietą, objektą, kuris, kitų kampų leistų pasižiūrėti šitą miestą. Ir juk ta karališko ekonomija jų Lietuvoje, tai tik tai Šiaulių ekonomija buvo. Alytų iš vis kartais net pamiršta šiame kontekste, nors tie būtent likę mūrai yra vieninteliai likę tikrai mūrai, tų karališkų valdų mūrai, kurie tiesiogiai nešė, kaip čia pasakyti, pajamas į Lietuvos didžiojo kunigaikščio, Lenkijos karaliaus iždą. Ten Antano Tyzenhauzo veikla ir kiti dalykai, tai be galo įdomu. Ir puikiai fantastinė vieta prie Nemuno, tikrai galima vystyti tą vietą įvairiais kampais ir kažkaip tikiuosi, Alytus turės tų jėgų kažkaip pritraukti tų idėjų žmonių, sugeneruota, kas būtų geriausia tai vietai, ir aš tikiuosi, kad jau tokia gerąją ta europinė praktika bus sukurta tokia puikia vieta. Na, dabar pakalbėkime truputėlį kitą temą. Algimantas, nors ir išvykęs, bet turi irgi savo žinią palikęs mum, tai toks merkinės eglutės fenomenas, tikrai to pavadinčiau, nes Lietuvoje tokios eglės tikrai nerasite ir Algimanto kūrinys sukurtas visiškai minimaliomis, kaip ir merkiniai standartiškai finansinėmis priemonėmis, iš karto sulaukęs labai daug įvairių diskusijų, iki faktiškai radio net laidų. Ta prasme, čia tikrai kilęs toks šaršalas, tai čia tokia reakcija Algimanto ir apie Čiurlionio tą temą, ir apie jo naują kūrinį išgirsite šiame įraše. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Mėly keleiviai, su jumis sveikinasi kapitonas Gudmantas. Tikimės, jog skrydis yra malonus,
Dėkojame, jog pasirinkote mūsų avialinijos MC Merkinė. Skrendame per atvirą stratosferą ir žodį jums nori tarti Merkinės kultūros centro dailininkas. Suteiksiu mikrofoną jam. Sveiki, labadiena, sveiki. Sveiki gyvi, jums kalba dailininkas atsakingas už šių metų kalėdinės eglutės sukūrimą Merkinėje, kuri netikėtai tapo savotiška turistinio Merkinės sezono uždarimo gulbės giesme, plačiai nuskambėjusią po mūsų plačią ne tik Varėnos rajono apylinkę, bet ir po visą Lietuvą. Imdamasis šio projekto, aš tikrai nemaniau, kad jinai sukels tokius plačius atgarsius, sužadins tiek jausmų, diskusijų, šiek tiek konflikto, įžiebs į advento laikotarpį. Na, bet taip jau būna, kai menininkas komponuodamas kūrinį svajoja apie harmoniją, netikėtai toji harmonija pavirsta šventinėmis advento skerdynėmis, galima pajuokauti. Vis tiek juk šventės neatsiejamas yra nuo geros nuotaikos ir džiaugiuosi, jog eglutė, Merkinės eglutė prisidėjo prie tos nuotaikos kūrimo ir niekas negalėjo sustabdyti besiplėtojančių ginčių dėl grožio. Sakoma, dėl grožio nesiginčijama, bet Merkinės eglutė sėkmingai paneigė tą neteisingą mitą, nes dėl grožio ginčijamasi yra visada ir visais laikais. Taigi Merkinės eglutė, kurią šiais metais įžiebėme, iškrito iš atviruko, kuris visiems pasirodo yra toks be galo brangus. Pagal pirminę idėją Merkinės eglutė buvo dedikuota Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejui, kuris jau prasidėjo šiais metais. Ir truks visus metus ir išaldys, sėkmingai išaldys ryškią dalį mūsų kultūros panoramos savotiškame atviruke. Taip pat netgi norisi kelti klausimą, kuo skiriasi Čiurlionis nuo kalėdinės eglutės, arba kas bendro tarp Čiurlionio ir kalėdinės eglutės. Ir be abejo tai yra ta pati atviruko savoka, kuri jeigu netitinka mūsų nusistovėjusio įsivaizdavimo, tampa nepriimtina, nes reikalauja permąstymo, o tai yra darbas. Kiekvienas geras meno kūrinys, jisai ne tik išaldo grožio vertybės, bet ir kuria permąstymą. Šiaip manau, kad Čiurlionį švęsti yra svarbu ir būtina. Lygiai taip pačiai, kaip švenčiame ir šalies nepriklausomybę. 1000-metį, 100-metį, 30-metį ir taip toliau. Problema prasideda Čiurlionio suvokime. Čiurlionis, dažnai jis yra suvokiamas tiesiog kaip savotiškas tautodailininkas, nors iš tikrųjų drąsiai būtų galima tituluoti kaip pirmąjį Lietuvos tarpdisciplininių menų kūrėją, be kurio kūrybos yra neįsivaizduojama visa šiuolaikinė Lietuva, visas šiuolaikinis Lietuvos pasaulis, visa meno scena. Ir Čiurlionio kūryba juk iš tikrųjų įkvėpia ne tik poetus, dailininkus, bet ir didžius politikus siekti aukščiausių laisvės idealų. Ir norisi kelti tą klausimą, kokį kelią nuėjo Čiurlionio kūryba per tuos ilgus dešimtmečius, per tuos daugiau nei 100 metų. Ar jinai liko įšalusi atviruke, ar jinai iš tikrųjų pasiekė kažkokius tai visiškai naujus savo raidos taškus ir kaip mes suvokiame tą Čiurlionį šiandien. Reakcijos į Merkinės eglutę, kuo jinai tik tai nebuvo pavadinta,
Ir nors pradžioje pats ją mintise siejau tik su Čiurlioniu, galiausiai jinai įgavo visiškai naujus literatūrinius kontekstus. Nejučia ir pats pradėjau naujus pavadinimus galvoti. Galiausiai jinai tapo savotiška burleskos šokėja, tokia šelmiška prancūzaitė, apnuogintais pečiais, apnuogintomis savo konstrukcijos dalimis, provokuojanti ir vos ne greunanti ištisus šeimų gyvenimus ir tik tai jau pats kalėdų įkarštis ir sotūs stalai nuramino tas aistras, kai tai gyvuoja kalėdos ir jų nešama taika. Pirmosios dramos dėl Merkinės eglutės buvo, tikrai labai primityvios. Galima kažkiek suprasti, kuomet stebėtojai mato, kad miestelyje kyla kažkoks naujadaras, daug kas pradėjo piktintis, kad čia yra švaistomi kažkokie baisus biudžetai, nors iš tikrųjų biudžetas tesiekia vos 10 eurų. Tuomet iš kur visą tai? Tai eglutė yra sukurta per keletą metų Merkinės institucijų užgyvento turto. Ir iš to turto, iš tų detalių jinai buvo sukonstruota į tam tikrą elementarią estetinę kompoziciją. Visgi galiausiai, kai eglutė nuskambėjo plačiai per žiniasklaidos ir socialinių tinklų kanalus, tai belieka pasidžiaugti, kaip yra nuostabu, kad neatsidūrė šalia tokių prabangių eglių, kurių biudžetai šimtus, o kartais net ir tūkstančius kartų buvo didesni. Iš tikrųjų, norėtųsi netgi padėkoti vienam iš eglutės sėkmės kalvių influenceriui Justui, kuris tiesiog savo norų, savo valia nusprendė atvykti į Merkinę ir padaryti reportažą savo stiliuje apie Merkinės eglę ir ją parodyti 100,000 savo sekėjų. Jisai keliavo po Lietuvą ir filmavo reportažus apie kalėdines eglutes ir dalinosi savo vertinimais. Tie vertinimai irgi sulaukė savo vertinimų. Ne vienas juos priėmė kaip rimtą kritiką, nors tai yra, gal satyra būtų galima tai pavadinti. Ar dar kažkaip kitaip, satyra toks labai geras žodis, gal per geras. Tačiau įdomu buvo stebėti bangas, kurias sukėlė pasisakymai. O tos bangos labai skirtingos ir pagal pačių socialinių tinklų pobūdį. Štai pavyzdžiui, Instagrame tai tiesiog visi komentarai buvo aklos citatos. Influencerio žodžių. Jisai numetė kelis pokštus, susprogdino tą vadinamą neapykantos bombą, burbulą pradūrė ir važiuojam. Ir visi komentarai identiški. Tuo tarpu TikTok'e labai įdomu, visiškai kitoks pasaulis. TikTok'e virš 1000 komentarų ir didžioji dalis tiesiog šaukia: atvažiuok ir į mūsų miestelį arba ir į mūsų kaimą irgi padaryk reportažą ir apie mūsų eglę. Visgi aš suprantu ir tą dalį merkiniškių, kurie galbūt taip pat jautriai reagavo ir į jo žodžius. Jie labai atvirai negatyvus. Ir kuomet veiksmas vyksta tavo miestelio centre, aš suprantu, kad kitiems yra sunku atsiriboti ir nepriimti žodžių asmeniškai. Manęs gal per daug ir nenustebino. Visgi objektas yra viešojoje erdvėje, o viešoje erdvėje, jinai yra visų erdvė. Gatvė yra visiems. Tai tikrai nekartą mačiau, kaip sustoja automobiliai, išlipa žmonės poromis, būreliais, šeimomis, draugų rateliai ir jie eina į tą eglutę ir jie urzgia ir kalba į ją visokius baisius dalykus. Man net ausis linko. Vėlgi, negaliu tapyti visko juodomis spalvomis. Tikrai buvo daug ir besidžiaugiančių tą eglutę ir jos naujumu, jos drąsa. Aš pats net nebūčiau sugalvojęs tokio žodžio. Man visą laiką atrodė elementari ir savaime suprantama. Ir tikrai negalėjau patikėti, kad jinai gali apskritai kurstyti tokius stiprius paniekos jausmus. Juk tai tik dekoracija.
Visgi kartu su kalėdomis eglutės viešasis gyvenimas internete nesibaigia. Iki pat naujų visą savaitę jinai varžėsi konkurse. Viso rajono mastu vyko konkursas, kuriame galėjo dalyvauti visi norintys ir tai yra, manau, gražu. Eglutė kartu su kitais 60 dekoracijų varžėsi gražiausių dekoracijų rinkimuose ir konkuravo su karpiniais, konkuravo su Ikėjos žvaigždėmis, su pripučiamais sniegoseniais, besmedianiais. Negalėjau patikėti, kad eglutė gyvena ir tokį gyvenimą. Žavu, nes organizatoriai labai atvirai dedikavo konkursą Čiurlionio kūrybai. Bet kuriuo atveju gal nereikėtų į tai žiūrėti rimtai, visgi šventė yra kuriama visiems ir tą Čiurlionį kiekvienas galbūt išgyvena savaip. Taigi, merkinės eglutė pavadinimu Karūna kūrybai ir žvelgdami į merkinės eglutės kompoziciją mes matome virš miškų, virš eglynų, virš tankmės iškylančią kūrybos karūną, kūrybos pergalės karūną, kartu tai dedikacija menininkams, kuriantiems atokiau miestų, atokiau aktyvių civilizacijos taškų, tačiau jų kūryba tokia ryški, kad yra matoma per visą pasaulį. Viskas gerai. Viskas yra labai gerai. Eglutė savo darbą dirba, jau beveik atidirbo. Visas šis šventmečio vajus mane netgi įkvėpė parašyti dainą. Mėly keleiviai, daina vadinasi Stribas. Daina apie stribą, apie striptizo klubą. Jeigu būtų Merkinėje striptizo klubas, jis galėtų vadintis Stribas. Nespėjau nufotografuoti partizano šaulio besitaikančio snaiperio iš eglutės. Stribas. Striptizo klubas. Bomba. Padėta bomba. Bomba. Radio laida. MC Merkinė. Padėta bomba. Sprogimas. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Merkinės avialinijos. Merkinės avialinijos. Skraidyk lengvai. Sveiki. Čia vėl aš, dailininkas. Sveiki. Čia vėl aš, dailininkas. Ačiū duokit pasakyti. Visgi manau normalu ir sveika, jog eglutės vertinimo komisijos pasidalino į dvi stovyklas. Panašiai dvi stovyklas pasidalinusios nuomonės buvo ir kalbant apie Čiurlionio vardo suteikimą Vilniaus aerouostui, kuris įsigaliojo nuo šių metų pradžios ir Čiurlionio aerouosto vardas skrajos po pasaulį iki 2029 metų. Aš kažkaip svajoju, turiu vilčių, kad tas pavadinimas keisis dar kartą. Man kartais atrodo, kad Čiurlionio kūryba yra pernelyg aptaki.
pernelyg aptaki. Aš asmeniškai svajoju, kad vieną dieną Vilniaus aerouostui bus suteiktas profesoriaus Vytauto Landsbergio vardas. Ši idėja skambės galbūt vis dažniau. Manau, kad profesoriaus asmenyje telpa ne tik plati Čiurlionio kūryba, bet ir labai aiški vertybinė, politinė vertybinė takoskyra. Takoskyra tarp skirtingų pažiūrų žmonių. Takoskyra verta įveiklinti ir manau, kad kažin ar gali būti tam tinkamesnis objektas nei nacionalinis aerouostas. Prisisekti saugos diržus, netrukus leisimės, kol leidžiamės, grąžiname žodį daktarui Žygimantui Ziskui. Taigi girdėjote Algimanto radijo teatrą, iš tikrųjų toks fantastinis pasirodymas ir užbaigiant kūriniu Stribas, kažkaip mes niekad neatsiribojam ir MC Merkinė neatsiriboja būtent nuo to identiteto, tų priežastinių ryšių, kodėl yra šiandieną vienaip ar kitaip, tų ieškojimų tarp tų visų skurdžių identitetų karų ir problemų eglutėse ir kitose estetiniuose dalykuose, tai manau, kad Merkinės eglutė tikrai praėjusių metų ir šių metų fenomenas yra ir aš pats apdovanoju ją aukščiausiais balais. Na, o grįžtant prie tokių identiteto klausimų, identitetinio apibrėžimų, tai iš tikrųjų čia pastaruoju metu vėl buvo grįžęs tas Rusijos didžiosios kultūros paminėjimas. Aš kažkaip visada irgi apie tai galvoju, visada tas yra klausimas kirbantis, kodėl mes apie tą didžiąją kultūrą tiek daug kalbame. Aš, tarp kitko, buvau šiemet Čekijoje ir kai pamačiau čekų kultūrą, aš nusprendžiau, kad čekų kultūra yra didžioji. ar ten dar kitos bendros centrinės Europos valstybės. Mocarto kūrinių premjeros Prahoje vyko. Taip, tai mes turime tikrai visą eilę tų kultūrų ir didžių kultūrų ir, tarkim, abiejų tautų Respublikos kultūra, kuri nėra išdirbta, išgryninta mūsise, kažkodėl vis tiek krypsta į tokį sovietizuotą, netgi carinių laikotarpių, net jau sukurtą ideologinį užtaisą apie kažkokios valstybės kūrinyje. Aš netgi sakyčiau, pavyzdys Vilniaus barokas, Vilniaus baroko kultūra, lyginant su Peterburgu, yra žymiai aukštesnės klasės, vien dėl to, kad Vilnius turi savitą kultūros tą modelį, ten dirbo jau toje pačioje plotmėje išugdyti tos architektūros mokyklos, suformuoti kūrėjai ir jie sukūrė tą tokį visiškai unikalų miestą šitoje šiaurės centrinės Europos dalyje. Tai nėra kažkokie kartotiniai sprendimai, nėra kažkokie katalogizuoti dalykai. Tai mes kartais savyje nebesurandam tam tikrų kažkokių aiškesnių įkvėpimų ir tai, manau, gimsta iš kažkokio tokio okupacinio, imperinio kažkokio savęs žeminimo, kurį mes išgyvenam. Tai tikrai palinkėčiau 2025 metais kažkaip stiprinti tą mūsų kultūrą, akcentuoti daugiau į tą Lietuvos, tokį, kaip čia pasakyti, ne tik gynybinį tą investavimą į ginklus, bet ir tą minkštąją valstybės galios, tą formavimą ne tik istorijoje, bet ir mūsų kultūros bendros vystyme. Ir grįžtant dar prie Rusijos, aš tik tai dar norėčiau paminėti, mes turim dar porą minučių prieš einant į tą šaltojo karo mintį, tai iš tikrųjų Rusija dirba tai sistemingai daugybę metų ir kada atsiverti kažkokius istorinius dokumentus, tarkim 19 amžiaus represijų, vykdytų represijų po sukilimo aktus, generalgubernatoriaus raštus, tad net ypatingai stačiatikių cerkvių statyme, tai tu matai
matai labai aiškiai užkoduotas tas pačias mintis, žinutes, pastebėjimus, netgi apibrėžimus tam tikrų regionų, tautų, mūsų, Lenkų, Lietuvių, Baltarusų ir Ukrainiečių, kurie iš principo nesiskiria niekaip nuo dabartinės Rusijos. Iš principo ir tie, kurie mano, kad tai yra tik dabartinio valdžios Rusijos aparato sprendimai, kad tai yra dabartinės Rusijos, tarkim, Putino ir jo tos mafijos suorganizuotas pasakojimas, tai jie labai klysta ir mes turim tikrai labai didelę problemą su ta šalimi, kad karas Ukrainoje, kad ir jisai baigsis tik paliaubomis, pati Rusijos mintis niekaip neužsidarys, nesibaigs ir mes problemą turim su visa tikrai visuomenė, nes jinai yra indoktrinuota dešimtmečiais, netgi šimtmečiais šitame pasakojime ir mums reikia tiesiog ruoštis, dirbti toliau ir iš tikrųjų tas šaltasis karas, šaltojo karo momentas iš vienos pusės šiek tiek baugina, bet aš kažkaip pagalvoju net ir ekonominiai plotmėj per šaltąjį karą, kuris vyko iki Sovietų Sąjungos žlugimo, vakarų Europą iš tikrųjų klestėjo. Tai mes neturim taip iš karto įsigasti, dirbti, ieškoti tų būdų, kalbėti apie save, šiek tiek ir mobilizuojantis momentas yra. Ir pabaigai turbūt galim tokį užleisti vieną kūrinį, Algiers, Cold War kūrinys, šaltasis karas, labai stipraus balso vokalistas, kažkaip, manau, ir įkvempiantis su tam tikra tokia agresija, kalbantis apie tam tikrus socialinius reiškinius. Tai gerų ateinančių tikrai metų ir MC Merkinė visada dar bus su jumis, tai klausykite mūsų toliau ir kitą kartą susitiksime jau čia turbūt visi kaip ir įprasta. Ir auginkime savo savivertę, ar ne? Auginkim ir savo dvasinę, savivertę. kultūrinę, istorinę savivertę, kas yra labai svarbu. Ačiū tau ir dabar pasinerkime į šaltąjį karą. Nerkime.